Žiūrėkit, iš kokios nuostabios gamtos sveikinasi. Kokį nuostabų rytą įkvėpimų jums perdodu. Šiandien jaučiu tokį kvietimą pasidalinti tokia gilesnė tema ir kviečiu taip labai atidžiai savo vidaus pasiklausti, kaip jums tai vidumi skamba. Jeigu pajausit, kad kyla kažkokios tai mintys, ir čia kažkokia nesąmonė, kažkas čia per daug, tai tiesiog praleiskite ir pabandykite pasiieškoti kito įsikvepiančio turinio. O aš savo ruožtu apie šitą laikmetį, nes tikrai stebiu, jaučiu daug žmonių, kurie savo vidumi neša nežinomybę, nerimą, neaiškius, neapibrieštus jausmus ir būsenas ir toksai lyg kylantis vidinis nesupratimas apskritai, kaip čia dabar tam pasaulyje veikti, ką čia veikti, ar veikti. Ir jeigu žmogus buvo visą savo gyvenimą tikrai labai žemiškas, buitiškas, praktiškas ir subtilesnėmis temomis nesidomėjo, tai tikrai labai sunku yra susigaudyti, kas čia apskritai vyksta. Pati esmė, kad visa žemė, visa žmonija pereina kitą laikmetį. Ir kas domisi astrologija, tai tikrai žino iš visų pusių ir apie tai skelbiama, kalbama apie šitos esamus pokyčius, kurie yra tikrai kiekvienam žmogui vienaip ar kitaip jaučiami. Tai pereiname iš žuvies eros į vandenio erą, kuri savo skambesiu visiškai skiriasi nuo to, ką mes buvome patyrę prieš tai. Ir šitas intensyvus perėjimas, jisai prasideda jau kelis metus. Toksai galbūt žemas startas galėjo pasijausti COVID situacijai. Ir kur mes dabar einam, kas čia apskritai vyksta. Situacija yra tokia, kad Žemė keičia savo vibracinį dažnį. Kas nori daugiau pasidomėti, tai yra Šumano rezonansas, jisai yra fiksuojamas tam tikrose mokslinėse stotyse, visam pasaulyje išdėstytose ir stebima šito pokyčio dinamika. Ir matosi, jog šitas dažnis, jisai pulsuojančiai bangomis, jisai vis kyla į didesnį, aukštesnį lygį. Tai taip ezoteriniai plotmėje, ezoteriniam pasaulyje, tai yra apie tą visą skoluojamą dažnio kėlimą, vibracijų kėlimą. Tai visų pirma viskas prasideda nuo to, kad Žemė šitai daro, nemaža dalis sąmoningų žmonių tai daro. Ir todėl mes turime rezultatą tokį, kad esame vienaip ar kitaip visi priversti tai daryti. Dabar apie ką yra šitas dažnių kėlimas? Galbūt daugumai irgi tokia, jeigu paprastesnė buitinė kalba. Kiekvienas iš mūsų savimi gimdami atsinešam savo autentišką energiją. Savo autentišką būtent irgi tą tokį virpėjimą. Kas iš to pasireiškia kaip mūsų kažkokie tai pasirinkimai gyvenime. Vadinama misija, paskirtis, ką mums čia reiktų nuveikti per šitą gyvenimą.
Ir to labai nesureikšminant, kad tai turi būti kažkas labai globalaus ir visą pasaulį apimančio, nes misija galbūt kartais taip ir skamba, bet pati esmė tai yra tiesiog žmogaus aistra. Žmogaus aistra ir tai, kas jam gyvenime labiausiai patinka, kur jį traukia, kur yra jo smalsumas, kur yra jo domėjimasis. Ir šita aistra ir yra tas kodas, tas būtent žmogaus vibracijos kodas. Ir jisai per gyvenimą gali vėlgi ne tiek, kad keistis, bet jisai gali vis labiau ir iš giliau atsiskleisti. Ir tarkime, jeigu vienu etapu žmogų jautėsi trauka, domėjimasis kažkokiam ar veikimas tam tikro veiksmo kažkokiai vienoj plotmėj, gali būti, kad jisai kažkurio gyvenimo momentu pajaus, kad jau jisai keičia rakursą ir jam pradeda skleistis galbūt ir įdomios darytis visai kitos sritis. Tai yra. Ir tai yra normalu ir šita aistra ir ta mūsų tėkmė, jinai taip reiškiasi per mūsų gyvenimą. Dabar, kas vyksta šituo laikotarpiu, tai kad kai aplinkui viskas keičiasi ir mes esame verčiami kuo labiau susiderinti su tuo savo autentišku pulsavimu, vibracija, dažniu. Ir jeigu niekada gyvenime to nedarėme, tuo jausmu savo vidiniu nesiekėme, tai šitas laikotarpis gali būti šiek tiek, lengvai tariant, sudėtingas. Todėl, kad mes tiesiog nežinome, kur yra tai. Mes gimėme tam tikrose šalyse, tam tikrose kultūrose, tam tikroj giminių struktūroj, kur mes, vadinkim, paveldėjom tam tikrus tokius vidinius šablonus, įsitikinimus, struktūras, kurios mus gali varžyti ir gali neleisti prie to savo vidaus lengvai prieiti. Nes tikrai nemažai žmonių šiai dienai kolektyviai daro tiesiog tai, ką reikia. Tai, kas įprasta, tai, kas normalu, tai, kas priimtina aplinkiniam, besisukančiam pasauliui. Ir kartais prieiti prie to savo autentiško veikimo, buvimo reikalauja labai daug drąsos, nes jinai susijusi tiesiog su visišku iškritimu iš aplink esančio konteksto. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, buvimas savyje, savo autentiškoj būsenai, vibracijai yra ir kartu didžiausias malonumas, kokį tik mes galime gyvenime patirti. Tad esame vedami į tai, kiekvienas. Todėl tų pokyčių, kurie vyksta, jų nereikia bijoti, jų nereikia šalintis, nereikia nuo jų bėgti, o priešingai reikia pažinti šitą pokytį, nerti į šitą pokytį, žiūrėti, ką šitas pokytis man asmeniškai nori parodyti, atskleisti. Ir per tai daryti visai kitokius gyvenime pasirinkimus, sprendimus, eiti visai kitokias patirtis, kur galbūt niekada gyvenime neėjot. Kas vyksta, jeigu žmogus tam priešinasi? Jeigu visgi labai laikosi savo senų struktūrų, įsitikinimų, kaip viskas turi būti, kaip viskas turi vykti ir su dideliu pasipriešinimu laikosi to, kas yra sena. Tai todėl matome tokių reiškinių kaip kažkokios atsirandančios ligos, nepaaiškinamos, labai suintensyvėjusios, kur matome daug mirčių, nes pasipriešinimas srautui
energijai einančiai per mus, kuri kviečia mus vis labiau atsiskleisti savo autentišku buvimu, tai yra stagnacija, tai yra sustingimas, tai yra mirtis. Tai jeigu niekada nedarėte ir nesirinkote to savo vidinio balso, kuris kviečia tam, kas yra jums įdomu, smalsu, malonu, kviečiu tai pradėti daryti. Ir gali būti, kad tai ves jūs tikrai į pakankamai didelį diskomfortą, todėl kad turėsite nustoti daryti tai, ką esate įpratę daryti. Kažkam pakankamai aiškiai pasakyti ne. Kažkam turėsite pasakyti stop. Kažką turėsite pats inicijuoti naujo savo veiksmuose, savo pasirinkimuose, aplinkybėse, kuriuose esate. Ir kūryboje, kurią kuriate. O kūryba vyksta kiekvieną akimirką. Jeigu jaučiat, kad nors kažkiek mano pasidalinimas viduje randa vietą, tai bet nežinote, nuo ko čia viską pradėti, tai rašykit man asmeniškai. Apsidairykit aplinkoje, kas yra galbūt jūs įkvepiančių žmonių, kurie galbūt vėlgi nori ir gali pasidalinti, kaip jiems tai pavyksta, kaip jie vienus ar kitus dalykus padaro. Ir bandykite tai adaptuoti savo gyvenime. Eiti kitaip.